Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandieną esu kartu su jumis savo jaukioje virtuvėlėje. Šiandieną noriu su jumis pasidalinti labai lengvu, bet žinoma ir skaniu receptu, biskvitinių samanų receptu. Kad pasidaryti biskvitinės samanas, mums šiandieną reikės vieno kiaušinio, pas mane yra vidutinis, M dydis. 30 gramų medaus. Medus yra tikras, tai yra nedirbtinis medus, būtent, kad biskvitinė samana mums tikrai išeitų, iškiltų, reikia naudoti būtent tikrą medų. 1 šaukštelis kepimo miltelių, o jeigu sverti, tai būtų 5 gramai kepimo miltelių, 12 gramų cukraus ir 25 gramai miltų, kuriuos reikės, žinokit, išsijoti. Taip pat naudosime dažus, aš kaip visuomet naudoju pragel dažus, bet labai gerai įsimaišo ir tinka sausi dažai. Ir dar svarbus toks elementas, tai yra vienkartiniai puodeliai. Bet atkreipkite dėmesį, pas mane ne plastikiniai, bet yra popieriniai vienkartiniai puodeliai. Nes bandžiau šias biskvitinės samanas daryti ir plasmasinėme puodelėje, bet žinokit, jisai nuo karščio vis tiek kaitinsi mikrobangų krosnelėje, jisai ima ir deformuojasi, toks vis, kad jisai nori susvilti. Tad žinokit, daugiau nerizikuoju, visuomet biskvitinės samanas darau tik tai, va štai tokiuose popieriniuose puodeliuose. Taip pat juos paskiau lengva prakirpti ir samanas išimti. Ir žinokit, naudosime mikrobangų krosnelę. Bandžiau kepti samanas, biskvitinės samanas ir orkaitėje, bet man kažkodėl nepavyko. Na, tai sukepa, tai dar kažkas. Tai žinokit, po tokių kelių nesėkmių, tai yra ir greičiau, visuomet darau tik tai mikrobangų krosnelę. Taigi, pradėsim dirbti. Ką pirmiausia mums reikia pasidaryti? Žinoma, išsiplakti kiaušinį su cukrumi. Iškart supilsim visą cukrų ir rankinio mikserio pagalba mes visą šią masę greitai išplaksime. Nepamirštame, kad tai yra biskvitas, mes darome biskvitą, todėl, žinokit, nepatingėkit, bet tikrai gerai išplakkite, nes jeigu žiūrite mano video pamokėlės, tai turbūt žinote, kad kuo geriau išplaksime kiaušinio ir cukraus masę, tuo mūsų biskvitas bus puresnis. Ir dabar dėsim dažų. Būtent šiame etape, kadangi vėliau mes galėsime pamatyti, ar mums reikia dar tų dažų daugiau, ar užtenka. Tiesiog labai gražu, kai būna biskvitinės samanos ryškios, tuomet tas tortukas žiūrisi visai kitaip. Labai geras dalykas, tai yra gera dekoracija, kadangi jeigu darom kažką, dėliojam šokoladukus, įvairius saldainiukus ir kartais, kažko trūksta tokio ryškesnio, dažnai, kad būtent ši biskvitinė samana gelbėja tokiose situacijose. Ir vėl viską išplaksime. Dabar įdėsim medų, iškart visą medų. Biskvitinės samanos išeina ne tik gražios, ryškios, bet ir skanios. Masė išeina puri. Ir dabar sudėsime miltus ir kepimo miltelius. Būtinai prasijokite miltus kartu su kepimo milteliais. Dar kartą pasikartosiu, jeigu išsijojame miltus, tai mūsų kepiniai, ne tik biskvitai, būna žymiai puresni ir skanesni. Ir dabar, kai sijosime miltus su kepimo milteliais, jau nenaudosime mikserio, o kaip ir visus kitus biskvitus, mes maišysime šaukšto pagalba. Kaip visuomet, nieko nemakaluojam, tiesiog viena kryptimi maišome. Iš apačios į viršų, nes mums reikia, kad mūsų masė būtų puri, bet be gumuliukų. Tad reikia stengtis po truputėlį viską gerai išmaišyti iki vientisos masės. Dar kuo man patinka šios biskvitinės samanos, kad mes dabar jas išsikepsime, atsivėsinsime, jeigu reikia, iškart galim panaudoti, o jeigu mums šiuo metu nereikia tokių dekoracijų, mes uždarome į sandarius maišelius,
ir dedame į šaldiklį. Šaldiklyje galime saugoti, kad ir mėnesį. Svarbiausia, smarkiai nemaišyti, kad biskvitinė masė jinai nesukristų. Ir dabar biskvitinė masė paruošta. Mums tai reikia ją išdalinti į vienkartinius indelius, vienkartinės stiklinės. Pilno indelio, pilnos stiklinės, žinokit, tikrai nereikia pridėti. Dėsime kažkur iki tiek, net mažiau nei pusę, nes vis tiek tai yra biskvitas, jisai kaitinamas kils. Ir jeigu pridėsime per daug, jisai mums visas išsiverš per kraštus, o mums to tikrai nereikia. Iš šios produktų normos man išeina 4 vienkartinės stiklinės. Štai matote, kiek aš pripyliau biskvito. Labai greitas būdas. Man tikrai patinka daryti tokias dekoracijas, kadangi galima labai plačiai panaudoti ir darbas yra labai greitas. Tiesiog minučių reikalas ir mes turim štai tokias puikias, gražias dekoracijas. Apdengiu visas 4 stiklinės, kadangi vis kažką noriu pasakyti. Taigi, pas mane mikrobangų krosnelė yra 800 vatų galingumo. Tad aš dabar pradžioje dėsiu 1 minutę. Jeigu matysiu, kad biskvitas mažai iškepia, galima ten keletą sekundžių ilgiau palaikyti, bet bijau, žinokit, rizikuoti, nes jeigu ilgiau palaikome mikrobangų krosnelėje tokį biskvitą, tai žinokit, dugnas dega arba atrodo išoriai gražus, o atlaužus biskvitą per vidurį, ar ne, matosi degėsiai. Tad dėsiu mikrobangų krosnelę po 2 biskvitus ir laikas bus kepimo 1 minutė. Visas galingumas, pats galingiausias tai yra režimas ir dabar 1 minutė. Ir po 1 minutės žiūrėsime, kas mums išeis. Mikrobangų krosnelė išsijungia. Štai, pažiūrėkite, ką mes turime. Puodelis beveik pilnas, dar truputėlį ir būtų viskas įsiveržę laukan. Biskvitus vėsinsime štai taip apvertę ant grotelių. Ir dedam antrus puodelius. Ir sekančius puodelius įdėm į mikrobangų krosnelę ir vėl visą tai pakartosim. Jeigu jūsų mikrobangų krosnelė yra galinga, tad žinokit, ir minutės nereikia, tiesiog reikia labai sekti. Kaip dažnai sakau, susidraugauti su orkaitė, taip pat ir su mikrobangų krosnelė. Pas mane yra 800 vatų, bet jinai tikrai yra galinga ir viską gerai kaitina. Ir jeigu aš truputėlį ilgiau palaikyčiau, tai žinokit, viskas pas mane sudegtų. Nuostabus biskvitas ir labai skaniai kvepia. Ir dabar, kad jį atvėsinti, mums tai reikia padėti ant grotelių, štai taip apvertus. Puodelis beveik pilnas. Tai jeigu mes truputėlį būtumėm daugiau įdėję biskvito, mums visa masė būtų įsiveržusi laukan. Ir dabar susitiksime po trumpos pertraukėlės, kai biskvitai atvės. Biskvitas pravėso ir mes galim jį išimti iš puodelio. Žinoma, taip galima kratyti, kiek norim, jisai nelabai norės išsiimti. Tad žinau, kad geriau paimti ir sukarpyti puodelį. Biskvitas išeina labai lengvas, labai purus. Toksai, sakau, kaip ir prieš tai minėjau, lik be Jeigu būčiau ilgiau palaikiusi savo mikrobangų krosnelį, pas mane, kaip ir minėjau, tik 800 vatų, laikiau minutę. Ir jau lik norėtų kažkur truputėlį paraduoti. Bet tai yra sąmona, tai išeina tikrai viskas tikroviška. Štai.
Reikia atvėsinti, nes jeigu neatvėsinsim ir plėšysime, tai žinokit, vidus gali būti toks minkštokas. Na, visgi mes tai kepėm mikrobangų krosnelėje. Brangus mano žiūrovai, aš labai tikiuosi, kad ši video pamokėlė jums patiko ir bus tikrai labai naudinga. Ir nuo šiol jūs savo kepinius puošti taip pat biskvitinėmis samanomis. Labai gražiai atrodo tokia dekoracija ant mūsinių tortukų. Nedaug, truputėlį, bet mūsinis tortukas atgyja. Ne tik mūsinis ir biskvitinis. Vienu žodžiu, tokios samanos tinka ant visų mūsų kepinių, ant visų mūsų skanėstų. O štai pavyzdys, kai biskvitinės samanos pasikaitino ilgiau nei minutę. Samanos ėmė ir prisvilo. Kvepia, žinokit, taip pačiai, bet jau būtent šios dalies mes niekur nepanaudosime. Reikėtų jas nuimti. Kaip ir minėjau, reikia labai atidžiai sekti laiką. Arba pradžiai, kai darysite pirmą kartą, geriau dėkite po 1 stiklinę ir bandykite. 1 stiklinę dėkite 1 minutę. Jeigu matote, kad prisvilo ar ne, tokiu atveju, ką reikia padaryti? Žinoma, sutrumpinti kepimo laiką. Ačiū brangūs žiūrovai, kad buvote kartu. Ačiū, kad žiūrite video pamokėlės, kad prenumeruojate, kad statote laikus. Ir kaip visuomet sakau, iki susitikimo kitose video pamokėlėse. Ate.